Trumpas vaizdo įrašas, kaip paprastai, saugiai ir lengvai įsidiegti Facebook pikselį iš Shopify. Ką mums reikėtų pirmiausia padaryti, tai nueiti į Shopify, į paiešką, įvedam iš karto Facebook ir Instagram, paspaudžiam apps, tai įsikrovus, matome mums reikalinga, tai būtų Facebook and Instagram, paspaudžiam install, netrukus susikraus ir pamatysite, ką galim daryti toliau. Taip, šartus spaudžiame Add Sales Channel. Atsidarius, šartu galime užsipininti į savo dashboardą, kad tvarkant katalogą žinotumėte, kiek produktų susisinchronizavo, kiek ne, tvarkingiau, prašiau lengviau. Taip, tai ką pirmiausia reikėtų padaryti, tai priimti savo Facebook paskyrą, kurioje esate pasikūrę savo biznio paskyrą, tada tą verslo paskyrą prijungite ir čia šiuo atveju jau kuriate jūsų conversion IP, jeigu tik norite. Iš karto rekomenduoju, kad pasikurtumėte. Tai yra šitoj navigacijų 3 pasirinkimai: Conservative, Enchants and Maximum. Tai iš karto, jeigu paspaudžiu Maximum, jums pasikūrė conversion IP ir seka visų žmonių, kurie apsilanko jūsų svetainėje ir turi Facebook paskyrą, seka būtent jūsų elgseną klientų. Tai iš karto netgi matote, kad yra pažymėta, kiek žmonių suseks kiekviename segmentavime. Iš karto nesukite galvos, pasukite Maximum ir viskas. Tai tada save. Viskas conversion IP pakurta. Tada ką jums reikėtų padaryti, tai susikurti naują Facebook pikselį. Tik kurkite čia Facebook pikselį būtinai per patį Shopify, kad tai iš karto conversion IP susikurtų. Tai va, create new, iš karto, aš esu jau pasikūręs, tai spaudžiu connect. Pakūrus, spaudžiam agree, submit for review ir viskas, žinokite, sėkmingai pasikūrėte savo Facebook pikselį. Taip, tai ką dabar dar reikėtų jums trumpai pasakyti, tai nueinam į patį savo Facebooką, iš karto nuoroda yra business.facebook.com, nueinam į čia yra visi pasirinkimai, nueinam į data source, data sets, pasirenkame savo pikselį, kurį ką tik pasikūrėte, su conversion IP, su priimtu Shopify. Tada ką reikėtų padaryti, tai paspausti Add Assets. Iš karto pasirenkame. Jeigu prieš tai dar neturėjote pasikūrę savo reklamos paskyros Add Account'o, tai kur reikėtų jį pasikurti, tai mes nueiname į Accounts, Add Accounts ir iš karto čia spaudžiame Add, Create New ir viskas. Paprastai, lengvai ir aiškiai, bet va grįžtam prie Facebook pikselio, kai turime jau Add Account'ą, tai pasirinkus jums reikalingą Facebook pikselį, spaudžiam Add Assets, iš karto pasirinkam Add Account'ą, spaudžiam Add ir jūs ką tik prie savo Add Account'o priskirite Facebook pikselį ir tvarkingiau, lengviau leisite reklamą, bet kokiu atveju prieš tai Add Account'as nebūtų turėjęs, nebūtume labai sėkmingai pavykę leisti sales kampanijos, pardavimų kampanijos, kuri yra efektyviausia jums. Tai va, ačiū, žiūrėjot, laimingai.